Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną antradienis, gegužės 3 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai PTC bando prasilaužti pro mūsų tiek šitą range, tiek 105k, tą mano bull bear levelį. Buvo vakar naktį, ne vakar vakare. Šiandien naktį jo bandymas prasipūšinti. Sell-offas dabar 105k. Jau vieną kartą užkonfirmino kaip supportą. Dabar matom kainą vėl sell-offina, bet tai ne tiek svarbu, kiek svarbu, ar jinai sugebės acceptinti, ne? Na, tai jeigu matysim kažką tokio ir kad realiai tas 105k jau tampa nebe rezistancas, na, kaip buvo čia, ne, o jau tampa supportas, tai labai didėja tikimybė, kad išsibreikautins bent jau iki kažkurių šitų 3 levelių. Tai nesunku pasakyti. Ar kaina sustos čia, ar čia. Gali visi 3 leveliai gali būti hitinti, gali būti kažkas tokio, ne, po to grįšim atgal. Na, fundamentaliai kaip ir niekas nesikeičia, tai vis dar reikia laiko, manau, šią savaitę nebus kažkokių labai jau rimtų judesių. Praeitą savaitę buvo gan volatili. Paimtume visą praeitą savaitę nuo praeitos savaitės high iki savaitės low, BTC pajudėjo beveik 7%, tai čia gan daug. Dažniausiai po volatilios savaitės senka tokia mažiau volatili savaitė, tai tarkim kaip ir čia turėjom realiai per visą savaitę pajudėta 10%, vėliau kitą savaitę buvo tokia labiau sideways. Ne, gal ir ne. Gal ir ne, čia turėjom savaitę 10%. Čia buvo savaitgalis sideways, kitą savaitę buvo 6%. Na, tai šiaip 2 savaitės volatilios jau. Tai reiškia, 3 savaitė turėtų būti gan mažiau volatili. Na, tarkim, kaip čia, ne, kur turėjom savaitinį trendą. Na, o čia geras pavyzdys, turėjom savaitinį trendą 12%, po to turėjom savaitę realiai sideways. Taip pat, na, ir čia turėjom savaitę trendą nuo pirmadienio ir savaitę sideways. Taip pat ir čia. Jo, tai marketas taip ir juda, ne, volatili savaitę arba 2, po to mažesnio volatili savaitę, tai na, jau iš šios savaitės matom, kad na, tikrai, aišku, dar šiandien tik antradienis, tai dar visko gali būti. Bet va, šiandienos savaitės 3% volatility ir, na, žinant, kad esam realiai tarp tokių dviejų levelių, tai viso šito resistance bloko ir, na, supporto čia kažkur. Manau, kad kurį laiką čia tiesiog ranginsim ir vat nuo to ranginimo, kaip būtent vyks tas ranginimas, priklausys realiai, na, kas vyks toliau. Labai svarbu, kad laikytume supportą ant 105k, tai yra, na, dar kartą bouncing. Manau, tikrai didėtų tada tikimybė, kad įsibreikautinsim, ir jau rimtas breikautas tarp šitų levelių galėtų mūsų išpušinti iki all time high. Vėlgi, jeigu bus pamestas šitas levelis, tai greičiausiai grįšim prie lows. Ir šiaip, na, tikėčiausi at some point kažko ir tokio, ne, kaip čia turėjom crazy volatility į abi pusės. Ir iš to crazy volatility turėtų įvykti sprendimas teoriškai. Taip, trumpas video šiandieną, nes jau antrą dieną čia užsiėmęs Matrixo reikalais, neturiu iš vis laiko prie kompo sėdėti. Esu jums paruošęs įdomių dalykų, tai gavau klausimą, kaip objektyviai, na, nustatyti, tarkim, mano breakouto range'us. Vat 1, 2, minus 0,2 levelį, tai į šitą klausimą atsakysiu. Gavau prašymą padaryti tau analizę, tai ir tą padarysim, ir plus dar esu jums paruošęs, na, labai gerą trend followinimo sistemą, kurią tikrai
patarčiau visiems naudoti tie, kurie neturi sistemų ir jeigu treidinat nesistematiką. Tai visą šitą mes padarysim kitam video. Šiandieną darau tiesiog video tokį, kad tiesiog palaikyti degimą, nepalik dienos be video, bet šiandieną tikrai esu labai užsiėmęs ir vos spėjau prie kompo prišokti. Tai jo, toks video, fundamentaliai kaip ir nieks nesikeičia, jeigu kažkas nori daugiau analizės, pažiūrėkit vakarykštį už vakarykštį video, ten daugiau pasakojau ir realiai nieks nesikeičia. Daily market structure vis dar laiko. Daily bands nelabai laiko, tai yra buvo dropo žemiau jų, bet sugebėjo įlipti juos, reikia žiūrėti, jeigu per ateinančias porą dienų sugebės reclaiminti, tai sueitų ir su tuo low time frame, kad čia pradėsim virš tradinti. Galėtų būti dar vienas bandymas į all time high. Spėčiau, kad bus tiesiog double topas, bet judesys būtų vis tiek neblogas. 6% 7 BTC altcoinai, manau, pajudėtų. Vėlgi, jeigu nesugebėsim reclaimint bandsų, turbūt kažkas tokio, tai bandymas reclaimint, bet nepaėjo, ir tada jau raudoni, tada jau prasideda geriausiu atveju sideways. Turėtų būti, kažkas kaip čia, kai yra nukrenta žemiau jų, bet labai greit reclaimina. Čia buvo dar vienas pušas ir tik matom vienas iki. Tik realiai nuspalvino raudonai, kita stipriai labai impulsyviai žvakę kiaurai, tai ir išgelbėtas trendas. Čia, matom, viena žvakė klausino, kita iškart kiaurai ir po to kita išvys belė kokią žvakę į viršų. Čia kaip matom, kad kai tik klausina žvakė žemiau bandsų, kita žvakė iškart būna labai impulsyviai ir realiai atperka čiutnį iki highs. Ir tai čia šitas bandymas feilino. Tai reiktų kažko tokio. Ir jeigu bus kažkas kitaip, panašiai kaip čia, irgi greitas reclaimas dar buvo porą all time high padaryta. Tai realiai, kad išgelbėt dabar trendą, konkretų trendą, kuris galėtų prapušinti bent jau iki all time high ir gal net aukščiau, reikia per ateinančias, sakyčiau, per šią savaitę, ryt po ryt, gal už po ryt, per 3 dienas, ne savaitgalį, nesitikėčiau kažkokių rimtų judesių. Per 3 dienas užklausint daily žvakę virš 106 ir net virš 107, sakyčiau, nes reiktų gan impulsyvios žvakės. Tai realiai, sakyčiau, per ateinančias 3 dienas reiktų užklausint daily žvakę virš 107 ir tai būtų impulsyviai žvakė, reclaimintų bandsus ir tada turbūt turėtų pakankamai momento, kad daskristi iki all time high. O ten jau žiūrėsim, ar bus tiesiog double topas, ar pramuš kiaurai. Tas pramuš kiaurai nelabai tikėčiausi šito varianto. Visko gali būti, bet manau tiesiog bus double topas ir tada jau rimtesnis sell-offas. Vėlgi, jeigu mes jau esam dabar range, tai yra netrendinam, o ranginam, trendo charakteristika yra tokia, kad trende sweepinsim highs, min revertinsim, sweepinsim long blows, min revertinsim ir toksai, chopi ir čia tas min reversionas iki all time high būtų tiesiog sweepas ir po to min reversionas nuo highs iki lows. Tai viskas būtų tiesiog min reversionas, ne? Lygiai taip pat, kai buvo trendas. Turėjom trendą, trendo charakteristiką daryti higher highs ir higher lows, lygiai taip pat ir min reversiono charakteristiką. Min revertinti, sweepinti high, sweepinti lows. Ir toks price actionas manęs tikrai nenustebintų. Tai jo, toks video šiandieną ir susitiksime rytoj.